Lytiškai plintančios infekcijos – ligos, apie kurias vis dar vengiama kalbėti, nors jų mastai pasaulyje verčia sunerimti. Apie jas reikia kalbėti drąsiai ir nebijoti dėl to, kad jos yra tarp mūsų ir niekam nepaslaptis, jeigu anksčiau lytinis gyvenimas ir seksas tai buvo tabu ir apie tai nebuvo iš viso kalbama ir jis kaip ir neegzistavo visuomenėje, tai šiuo metu tikrai apie tai daug kalbama, ypač jaunimas tikrai nesibodi kalbėti apie tai, kad jie turi lytinius santykius, tai tuo pačiu jie turi ir galvoti apie tai, kaip apsaugoti save, kad neužsikrėsti lytiškai plintančiomis ligomis ir žinoma, kad tuo pačiu neužkrėsti ir savo lytinio partnerio. Visame pasaulyje lytiškai plintančiomis ligomis serga labai daug žmonių, skaičiuojami milijardai netgi užsikrėtusiųjų, kažkur tai apie 5–10% žmonių serga dažniausiai paplitusiomis lytiškai plintančiomis infekcijomis, tai yra gonorėja ir chlamidinė infekcija. Didžiausias paplitimas šiomis infekcijomis ir rizika užsikrėsti yra jauname amžiuje, tai yra tik pradėjus lytinius santykius ir kažkur tai iki 30 metų. Tačiau kuo jos yra pavojingos, kad užsikrėtus dažnai žmogus nejaučia jokių ligos požymių. Arba jeigu jis ir jaučia, jie yra tokie nespecifiniai ir silpni, kad jis netgi nesikreipia į gydytoją. Ir pavojus išlieka, kad ta tokia lėtinė užslėpta infekcija, jinai per ilgus metus padaro savo juodą darbą ir žmogus jau suaugęs žmogus ir sukūręs šeimą po 10 ar 20 metų negali susilaukti vaikų. Tai būtent dėl to kai kurios vakarų valstybės yra įsivedusios, valstybės finansuojamas programas, kuomet visas jaunimas profilaktiškai yra tikrinamas dėl gonorėjos ir dėl chlamidinės infekcijos. Tokiu būdu, kaip ir visas vakarų pasaulis skaičiuoja, kad profilaktiškai ištyrus ir laiku aptikus infekcijos nešiotoją ir jį išgydžius, vėliau nereikės jam gydyti nevaisingumo, taikyti brangių metodų gydymo. Yra tokia nuostata, kad kasmet profilaktiškai turėtų išsitirti visas lytiškai aktyvus jaunimas iki 25 metų. Todėl, kad tai yra tiesiog padidintos rizikos asmenys, jie galbūt dažniau linkę rizikuoti, dažniau linkę keisti lytinius partnerius, o tai jau yra rizikos veiksnys užsikrėsti lytiškai plintančiomis infekcijomis. Suklusti turėtų ne tik jaunimas. Atsakingai įvertinti lytiškai plintančių infekcijų riziką turėtų kiekvienas aktyvų lytinį gyvenimą gyvenantis žmogus. Yra tam tikri požymiai ligų, kurie pranašauja apie lytiškai plintančią infekciją. Tai būtų sutrikęs šlapinimasis, skausmingas šlapinimasis, bėrimai, paraudimai lyties organų srityse. Taip pat skausmingas lytinis aktas gali būti. Moterims sutrikusios mėnesinės arba kraujavimai po lyties santykių arba tarp mėnesinių kraujavimai. Taip pat dubens skausmai. Žodžiu, visi šitie požymiai pranašauja lytiškai plintančią infekciją. Bet svarbiausia, kad didžioji dalis užsikrėtusiųjų nejaučia jokių požymių. Būtent todėl gydytojai rekomenduoja pasitikrinti, ar nesate užsikrėtę lytiškai plintančiomis infekcijomis profilaktiškai, atliekant nesudėtingą tyrimą. Tyrimo metu iš šlapimo nustatoma infekcijos sukėlėjo genetinė medžiaga. Tyrimas šiai dienai yra pats tiksliausias infekcijos lytinių kelių plintančių infekcijų nustatymui ir pakankamai plačiai taikomas vakarų pasaulyje. Dėl to, kad paėmimas mėginio yra paprastas, nesudėtingas, tyrimas pakankamai greitai atliekamas ir gaunamas labai tikslus atsakymas. Pacientas mūsų laboratorijose gali pasiimti nemokamai mėgintuvėlį skirtą šlapimo mėginiui dėl lytiškai plintančių infekcijų. Ir jame yra tam tikras skystis, kuris stabilizuoja šlapimą ir leidžia mėginiui išlikti stabiliam iki 3 mėnesių. Taip pat kartu su mėgintuvėliu duodama yra instrukcija šlapimo mėginio surinkimui. Šitą mėgintuvėlį galima pristatyti į laboratoriją. Arba jeigu žmogus nepasiėmė iš mūsų mėgintuvėlio, mes taip pat priimame ir tiesiog šlapimo
mėginius. Mes visus norinčius asmenis tyrėme anonimiškai, nereikalaujame nei asmens duomenų, nei asmens kodo. Jeigu žmogus nori, jisai gali nesakyti savo nei vardo, nei pavardės, tiesiog turėtų susigalvoti kažkokią arba slaptažodį, arba skaitinę kažkokią tai šifruotę. Mes tikrai priimsime ir tokius mėginius ir ištirsime tam, kad žmogus jaustųsi saugus. Nepamirškite, kad būdami ramūs dėl savęs, užtikrinsite saugumą ir savo partneriui.